Ar Dievas pavydus? Senajam testamente skaitydami, ypatingai pranašus, galim rasti, kur Dievas pats sako, kad aš esu pavydus, kad Dievas tikrai varžosi dėl žmogaus širdies ir trokšta, kad žmogaus širdis tavo ir mano atsigręžtų, mylėtų, būtų draugystėj. Ir jeigu kartai žmogaus širdis tampa neištikima, jis kalba apie tai, kad savo širdį tarsi jaučia pavydą. Bet štai žiūrėkim, ką tik girdėtam pradžios knygos skaitime, mes girdim, kaip pirmoji nuodėmė atėjo, kai blogis, piktoji dvasia įteigė žmogui, pirmiesiems mūsų tėvams, mintį, kad Dievas iš tikrųjų yra varžovas, kad Dievas yra tas, kuris varžosi su žmogum. Žmogus gali tapti laisvesnis, laimingesnis, jo gyvenimas gali būti sėkmingesnis, o Dievas visada yra tas, kuris uždeda kažkokias nereikalingas ribas ir tokiu būdu iš tikrųjų tą žmogų vargina. Ir pagundos jėga yra pasakymas nusimesti šitas naštas, nekreipti dėmesio į Dievo sukurtą tvarką ir jūs tapsit kaip dievai. Ir girdim, žinom ir patiriam, kokios po to yra pasekmės. Štai kodėl, mėly broliai ir seserys, kiekvienas iš mūsų šį rytą nuo pačių mažiausių iki pačių vyriausių turim imti ir paklausti, kaip aš žiūriu į Dievą, aš asmeniškai ir tu asmeniškai. Dievas yra mums kaip šviesa, kuri nušviečia ir toje šviesoje aš matau, kur eit, kaip eit, skiriu gerus dalykus nuo blogų dalykų, sudėtingose dalykuose atrandu sprendimo būdus. Ar iš tikrųjų galvoju, kad Dievas mano ir tavo gyvenimą apsuntina ir mums uždeda kažkokius reikalavimus, naštas, nuo kurių iš tikrųjų be galo yra sunku suvokti ir suprasti. Kasgi tas Dievas ir kas yra tikėjimas? Šiandien yra pirmasis gavėnios sekmadienis ir prieš akis ant stalelio yra dar likę šio trečiadienio, pelenų trečiadienio pelenai, kai pasibarstėm galvą, ištardami žodžius: dulkė esi ir dulkė pavirsi, arba atsiverskit ir tikėkit džiugiąją naujieną. Juk šitas laikotarpis, kuris yra susijęs su kažkokiais tai apvaldymais, pasiryžimais, galėtume sakyti, tarsi ir nurodo, kad tikra tiesa, kad Dievas varžosi su mumis ir uždeda mums kažkokius tai sunkumus. Nu, ne visai taip. Žiūrėti, mėly broliai ir seserys, kai Dievas mūsų sukūrė mūsų širdį kam? Laimei ir meiliai. Taip nutiko. Šventasis raštas aiškiai sako, kad įvyko pirmoji nuodėmė. Tačiau tas nupuolimas arba nuodėmės atsiradimas, jis gerokai pažeidė sukūrimo grožį, tačiau sukūrimas buvo ženkliai didesnis ir gražesnis. Imkim savo patirtį. Juk giliai širdį mes jaučiam tą Dievo sukurtą didžiulį kvietimą negera būti vienam. Taip vaikystėje ieškom draugų, taip ir suaugę norim turėti jų, bet žiūrėkim, tas troškimas iš tikrųjų yra didžiulis. Bet kai patyrinėjom savo gyvenimą, matom, kad nuodėmės tikrovė pakankamai giliai yra taip pažeidusi mūsų širdį. Štai trokštam draugauti, bet užtenka kažkokios smulkmenos, neteisingai ištarto žodžio, ne tos intonacijos ir mūsų širdis susierzina. Ir ta pati širdis, kuri giliai trokšta ir myli ir gerbia tą žmogų, gali pasakyti krūvą nereikalingų žodžių, piktų žodžių. Kaip taip? Juk jeigu iš tikrųjų lengvai mūsų meilė ir rūpestis laimėtų ir nugalėtų tą susierzinimą, mes net nepastebėtume. Paskui, kai praeina tas susierzinimas, atsisėdę pagalvojom, nu tikrai, nu nėra ko čia, juk čia tas nereikalingas kažkoks tai piktumas, čia gyvenimo smulkmena, į kurią iš principo net nereikėtų kreipdėmesio, o ne širdis suliepsnoja nors tu ką. Ir taip galim paimti daugelį dalykų. Paimkim šeimos kokią gyvenimą. Štai būna šeimoje daug sunkumų. Kažkam sveikata, kažkam problemos, kas ten įkrenta į kažkokias skolas.
ir viens kitą paremdami nugali didžiausius sunkumus. Tiesiog žiūri ir galvoji, nu Dieve, iš kur pas juos tiek stiprybės. O paskui kažkokia gyvenimo smulkmena. Kaip liaudis, kad sako, mažas kupstas didelį vežimą nuverčia. Atrodytų visiškai ne prie ko, staiga sudrasko to šeimos gyvenimą. Ir vėl negali patikėti, nu kaip taip. Štai kodėl, mėly broliai ir seserys, gavėnios laikotarpis ir reikalingas, kad mes pereitume, apvaikščiotume kiekvieną savo širdį ir paklaustume, ar nėra atsiradusių kažkokių tai netvarkų, ar nėra atsiradusių kažkokių jėgų, kurios labai lengvai gali net pačius gražiausius dalykus mano ir tavo širdį ir gyvenime imti ir tiesiog ištaškyti. Štai kodėl 40 dienų pasiruošimas ateinančioms Velykoms yra reikalingas ne tam, kad sukeltume savo skausmo ar sukeltume kažkokios kančios. Tikrai ne. Priešingai, kad pasižiūrėtumėm, o kas naikina mūsų širdies ryžtingumą, džiaugsmą, draugiškumą ir daugelį kitų dalykų. Juk jeigu atsiraitoję rankovės pamatysim, kad šiuo metu mano ar tavo širdį yra įsiveisęs koks nors tingumas, juk per 40 dienų po truputį galim jį suriesti į ožio ragą ir galim iš tikrųjų įveikti ir išeiti iš to gavėnios laikotarpio su laisva širdim, kuri pasiruošusi ir atsiraitojusi rankovės nori pasidarbuoti, kad šalia esantiems žmonėms ir mums patiems būtų šviesiau ir geriau. Štai kodėl šiandien mes ir meldžiamės prašydami, kad Dieve duok mums to tikro gyvo tikėjimo, kad žiūrėtume į tave ne kaip į tą, kuris iš tikrųjų varžosi arba bijo iš tikrųjų, kad mes tapsim laisvi. Kartą vienas jaunas žmogus ateina pas seną vienuolį ir sako, aš laikausi labai griežto pasninko, kai prasideda gavėnios laikotarpis, iš tikrųjų tik duona ir vanduo. Ir aš galiu iš tikrųjų dirbti savo darbą ir dirbu jį. Kiekvieną dieną aš skaitau Senąjį testamentą iki pietų, po pietų turėdamas laiko skaitau Naująjį testamentą ir tai darau kasdien. Ko man reikėtų, sako, dar? Ir tas senas vienuolis, žiūrėdamas į jį, klausia, ar turtai tau lygiai tas pats, kas, neturėjimas beveik nieko? Ne. Ar garbė ir gėda tau tas pats? Ne. O draugai ir priešai ar lygiai tokie pat žmonės? Ne, sako. Vadinasi, sako, tu nieko neišmokai, grįžk ir mokykis toliau. Žiūrėkite, mėly broliai ir seserys, galėtumėm pasakyti, bet juk taip neįmanoma. Galbūt yra kraštutinumai, bet ar mano ir tavo tikėjimas, mano ir tavo malda, pokalbis su Dievu laisvina mūsų širdį? Ar tikėjimas gali užgesinti susierzinimą? Jeigu ne, kas ne taip? Kodėl susierzinimas mano ir tavo širdį turi didesnį balsą nei Dievo prašymas? Arba kodėl štai paimkim kitą dalyką, kur jaučiam kažkokią baimę? Kodėlgi Dievo padrąsinimas ar šalia esančio žmogaus prašymas neturi didesnės jėgos negu ta baimė, kuri yra mūsų širdį, kuri po to paskatina išsisukinėti arba meluoti? Ir Dievas trokšta, kad iš tikrųjų, kad ta Evangelija, apie kurią kalbam, Jėzaus mokymas ir Jėzaus kvietimas turėtų didesnę laisvę mūsų širdį. Štai kodėl kiekvienas šventąsias mišias pradėdami mes ir kreipiamės į Dievą prašydami, Dieve duok mums išminties, kad atpažintume, o kas gyvąja mūsų širdies gerumą. Ir kiekvienas iš praėjusios savaitės galėtumėm pasakyti, kad buvo kažkokia tai ar situacija, ar nuolat besitęsiantis dalykai, ar į mūsų charakterį jau įsispaudęs koks nors įsitikinimas ar prisirišimas netvarkingas, kuris naikina ir neleidžia tam Dievo sukurtam gerumui tavo ir mano širdį daryti savo darbus. Visi žinom vieną tokį paprastą dalyką, kad iš ąsočio negalima įpilti to, ko ten nėra.
Juk jeigu ąsotyje yra vanduo, įpilsim tik vandens. Jeigu ten yra sultis, įpilsim sulčių. Jeigu ten yra kažkas kitas, įpilsim kažko kitko. Sakykit, mėly broliai ir seserys. O jeigu paimtumėm ir paklaustumėm, o tavo ir mano širdį yra kas? Ką galim iš savo širdies paimti ir įpilti kitam? Ir štai gavėnios laikotarpis ir yra skirtas tam, kad mano ir tavo širdį atsirastų daugiau to, kas iš tikrųjų pradžiugina šalia esantį žmogų. Kas padeda mums iš tikrųjų galbūt išfiltruoti arba kažkokias drumzlės pašalinti iš savo širdies. Nes prisiminkim, pasidalinsim su šalia esančiu žmogumi arba vaizdžiai tariant iš savo širdies įpilsim į kito žmogaus širdį, į kito ausį galbūt, tik tai, kas yra mano ir tavo širdį. O kas ten gyvena? Štai kodėl gavėnios laikotarpis gali atrodyti, arba jeigu neteisingai tikėjimas yra perduotas, arba jeigu turim labai stiprų prisirišimą prie vienos ar kitos nuodėmės ir nenorim to atsisakyti, gali mums atrodyti, kad Dievas yra varžovas mūsų gyvenime ir jo užduotis kuo labiau apsunkinti mūsų gyvenimą. Tačiau ne apie tai kalba šventasis raštas ir ne apie tai liudija šventi žmonės. Dievas kalba apie tai, kad gavėnios laikotarpis yra širdies gryninimo, kad ten kiekvieno mūsų širdį būtų meilė, būtų ramybė, būtų gebėjimas džiaugtis ir būtų laisvė, kurie iš tikrųjų padaro mus tikrai žmonėmis. Kad mes visų tuo, ką Dievas yra davęs ir ką gavom per savo tėvus ir šalia esančių žmonės, būtų iš tikrųjų tie turtai, kuriais skubėtume pasidalinti. Štai kodėl, mėly broliai ir seserys, kiekvienas gavėnioj mes patirsim pagundų. O pagunda yra tai, kas ateina ir pasako, ne, Dievo tvarka yra tau per ilga, sugalvok, kaip išsisukti be Dievo. Ir kiekvienas savo gyvenime esam bandę sukurti kažką geriau, negu Dievas yra sukūręs. Tik va bėda yra tokia, kad kartais pasekmės labai greit ateina ir tada mums atrodo, kad supratau, išmokau gyvenimo pamoką. Tik kartais mūsų neišmintingi sprendimai sukelia pasekmės po keletos arba 14 metų, kaip ir minėtoj šeimoje. Štai kodėl, mėly broliai ir seserys, kiekvienais metais mes Dievo akivaizdoj galėtumėm sakyti, praeinam techninę širdies apžiūrą. Ar norėdami suvokti ir suprasti, ar tai, kas mano ir tai, kas tavo širdį yra tyra, tikra, ar iš tikrųjų ten širdį yra vertinami patys gražiausi dalykai ir ar gyvenimo smulkmenos ir kažkokie netvarkingi prisirišimai nepradėjo iš tikrųjų užimti per daug vietos mūsų gyvenime. Ta Dieve, duok mums visiems drąsos, kad norėtumėm ir gyventume kartu su Dievu. Ir lygiai taip pat kaip Jėzus Evangelijoje ryžtingai atmestume visas pagundas. Amen.